Sveiki, žiūrėsimis, kaip visada Ždodas. Šiandieną žaisim Minecraft Hardcore ir čia 6 epizodas. Tai sakiau, eisime Bešiną, bet aš ten buvau už kadro, nes aš išėjau ten su pusė gyvybės, šokau į lavą, spėjau Fire Resistance išgert ir nenumirt. Aš ten nebenoriu eiti, suprantat, gal per artimiausius 2-3 epizodus nueisim, nežinau. Bet eisiu ne vienas, su sucakais, tai... Jo. Tai per šį epizodą mes pasistatysim savo normalius namus, nes dabar 222 diena, o aš kaip bomžas gyvenu pas villagerį name. Tai ne kažką. Tai šiandien mes statysime mūsų namą, kurios sudarys netgi keli kompleksai. Tai yra virtuvė, vieta, kur bus gyvuliai, miegamasis ir taip toliau. Visi šitie pagrindiniai dalykai. Tai ir artimiausiu metu aš persikėlsiu į naują versiją 1.21.1. Tai dabar, manau, man reikia išsikasti vietą pagrindiniam kompleksui. Tai einam prie darbo. Ir mes tai baigsim mūsų šitą visą pirmą korpusą, na aš aišku dar čia visokių krosnių, čestų dadėsiu, bet šiandien bus baigta, tai užbaigsim paskutinių dalykėlių. Taip, kvarcas va taip, reilai va taip, minecartas su hoperiu. Dar vienas minecartas. Taip, užkursim laužiukus. Griaunam. Taip. Tada mum reikės va taip padaryti. Tada va. Oh my gosh. Ir va tai va viskas keps, čia kolekcionuosis. Oh my gosh, kas čia daros. Taip, kodėl dabar neina? Taip. Taip, kaip jas aktyvuot? Taip. Jeigu torčą pasidaryti iš redstone'o. Ne. O taip.
Kažką sugalvot reikia. Taip. Taip, tada darom kažkaip va taip va. Ir opa. Ir mes dar šiaip nebaigėm viso šito aparato, bet tuoj baigsim. Tai jisai jau beveik baigtas, tai pasiemam va čia stuką, pasidėsiu va čia va. Ir čia bus mūsų maisto kepsninė. Nieko, darom va taip. Ir bus va tokia va maisto kepyklė. Ir mes galėsim čia kepti maistą, bulves, taip toliau, aš net pademonstruosiu. Taip. Pasidarom trapdoorą. Ir va. Ir mes turim dabar sutvarkyti va šitą va. Padarom taip va. Nu ir kažkaip taip tegul. Padekoruosim biškutį. Ir kažkas va tokio va. Liko pademonstruot. Man rodos, aš ten dar turėjau bulvių savo bulvių fermoje lyg tai. Čia tik poison. Nieko. Man reikės tik tai kelių bulvių. O tai padarom. Ir paimam. Ir galim iš karto 8 dalykus kepti. Galiu pademonstruoti va dabar. Tai, kaip su tikra orkaitė, atsidarom dureles. Ir dedam va viską, kas turi kept. Ir laukiam, kol iškeps. Ir viską sugaus va šitie va vagonėliai su hoperiais ir viskas. Niekas nedispaunins. Po to, kad nelagintų, galėsit išjungti. Va, viską gaudo va tas, va šitas daiktas.
ir būtinai užgesinsiu. Ir va, turime maisto, tai reikia dabar statyti kitą kompleksą, tai aš net nežinau, koks čia per kompleksas bus. Tai gal enchantment table? Nežinau. Nemanau, kad man fermykių ten labai daug reikėtų šiaip. Aš manau, per kitą epizodą tai visą šitą namą sutvarkysiu arba už kadro, tai ir parodysiu pakeitimus. Tai... Taigi, aš atsistosiu va čia prie savo naujos orkaitės ir ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo kaip visada Ždodas. Visiems iki ir viso gero.